Tai kur mes atvažiavom? Važiavom į Aštriosios Krasnos dvarą. Kur toliau varysim? Toliau varysim į Akmenų muziejų. Dar toliau. Iš Akmenų muziejaus rokadiniu keliu link pasienio. O tada spręsim, ar per Lenkiją važiuosim, ar važiuosim pro Lazdijus, pro Veisiejus ir į Druskininkus. Galutinis taškas Druskininkai. Taip. Aha, pirmą kartą. Rimtai. Tau dar sarmatą reiks susimokėti. Pirmą kartą. Vietinis. Nu, vietinis, tai ką čia?
Seklyčia tai graži patalpa, kaip svetainė, kaip svetainė. užeigėlė. Aš supratau, kad čia kaip kuknika būtų. Kas tokia? Kuknika. Ne, pečiaus. Seklyčia prisėst, va, labiausiai padariau prisėst. Tai čia kaip... Tai... Va, Seklyčioje esam ir ką, čia va, akcentuoju žemėlapį. Tarpukario Lietuvos 1937 metų gamybos pavaizduoja 15 amžiaus Lietuvą, kai Lietuva buvo didžiausia Europos valstybė. Buvo. 15 amžiaus pradžioje paliko mirdamas Vytautas ir tokia išbuvo iki Liublino unijos, vadinkim, 150 metų. Dabar ją telpa visa Lietuva, visa Gudija, Baltarusija, gabalas Rusijos, beveik visa Ukraina. To nelinkiu, bet charakteringai Vytauto sienos su totoriais, kaip dar Putinas Ukraina. Nepriklausė Lietuvai Krymas, Luganskas, Doneckas. Zaporižė čia buvo 3 valstybės totorių, Krymas, Astrachanė ir Kazanė. Kazanė ir dabar Tatstanas yra Rusijos federacijoje. Tai va, tai daryti tokį šūkį, seno negriaunam, naujo neįvedam. Reiškia, ateina lietuviai, palieka papročius, kalba, tikėjimą. Tai sako, vadovai, tai čia nieko geriau nėra. Aš tokių dalykai reikėjo daryti, mokėti mokesčius ir kariauti. Gyrėsi Putinas, kad Smolensko pulkai atstovėjo Žalgirio mūšį. Tai Smolensko pulkai buvo mūsų valstybė, mūsų piliečiai, netgi mūsų, visai lietuviškai įgulos su Lemeniu, Algirdo broliu. Ir paskutinis klausimas, kaip jūs galvojat, kada paskutinį, kada patį paskutinį, nuo šiandien skaičiuojant, kartą buvo tobulinta Lietuvos konfiguracija? Keista. Paskutinį kartą. Ribos, ta prasme? Ką? Ribos? Ribos, jo. Ne. 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 Dar visai neseniai. Pakso laikais 3 sodybas prijungė prie Vištyčio ežero lietuviškas iš Kaliningrado paėmė ir davė mes Kuršių marių su vandeniu. Ne Brandauskas? Ne, Pakso laikais. Tai čia 2003 metai. Lietuvių sodyba. Nieko nesigirdėjo tokių smulkės sodybos. Čia paskutinis. Vištyti žmonės pasakojo šitą, kad sako, tie plūdurai, sako, anksčiau jie buvo dar arčiau. Plūdurus pasigerino, bet košvario atidavėm. Jo, bet patraukė. Aš irgi už žmonės už savo negu už tą vandenį. Gėris, juodas tai blogis. O čia vaikams užduodu tokį klausimą. Sakau, kad Jotvingių legenda iš tikrųjų tai yra indėnų, kad pasaulyje kovoja 2 vilkai. Gėris ir baltas ir juodas. Nu tai atstovauja gėrį blogį, susėjimą, nu ir va, per kiemą verčiasi. Ir klausimas, kuris laimės. Ką galvoja Egidijus? Laimės kuris? Lygios. Ką? Lygios. Galima versija, tai lygios, nu vieni už baltą, tai čia gėris, kiti juodas stipresnis galbūt, kažkodėl atrodo. Baikeriai irgi juodi. Beje, kiršnai buvot, jotvingiškai kiršna reiškia juoda. Kiršna juoda, o dėl to juoda, kad balų ruda ištirpus. Yra upė kiršna, yra 5 gyvenantys kiršna. Aštrioji kiršna, didžioji kiršna, naujoji kiršna, pakiršniai kiršnelė. Tai nuo ištirpusios balų rudos, čia aš gausiu parodysiu. Tai grįžtam, tai laimėt gali bent kas, o laimės, moralas toks atsakymas, laimės tas, kurį maitinsi. Mes visi kasdien prisidedam. Dabar vaikam esame ne tik tai žiūrovai, bet esame dalyviai ir veikėjai. Ir ne Baltijos kely stovėjo žmonės tauta, Berlyno sieną sugriovė žmonės, ne Bušas, ne Putinas, ne kažkas, tai visi prisidedam. Ir šiandien laimės Ukraina irgi nuo žmonių priklausys, mes ukrainiečių. Tai mes esame veikėjai, šito nepamirštame. Va, atsakymas, bent kas gali laimėti, nuo ko mes prisidėtume. Va, jūs baikeriuojat, mano tėvelis turėjo čiusetą. Pasilikau baką. Jau apžiūrėjau. Sako, iš kur jūs gauta? Pasilikau baką. Jau senoviškos yra girnapušės, kur maldavo, bet dar senesnės yra grūdamosios girnos. Va taip grūsdavo. Ir pagalvokim, ką reiškia žodis grūdas. Grūdas tai reikia sugrūsti. Ne kad pasėti pirmiausia, bet sugrūsti ir suvalgyti. Tokia jo prasmė. Lietuvių kalba labai tokia raktinė, galima daug atskleisti. Čia nuškelta, o čia dubenys buvo gilesnis. Parodysiu viduje, dar yra dar geresnės kokybės. Tai žiūrit kartais Virgio Savukyno istorijos detektyvai LRT sekmadieniais.
Tai bus reportažas rudenį iš mano kiemo, kur grūdam grūdus. Kas girdėjo fosilijas? Fosilijas akmenys, ne, ten išlikę. Su akmenėje. Nu šilta. Pasitempėm, priimsim kažką daugiau. Kažkas žvėrukas įsiamžinęs į akmenį. Tai būtent moksliškai fauna ir flora, tai fauna gyvūnėje, flora augalėje. Suakmenėje gyvūnės augalėjos liekanos. Vaikštam jūros dugnu. Kai Dievas sutvėrė pasaulį, buvo visa žemė po jūrą, paskui trečdalis pasidarė sausuma. Tada ir dabar du trečdaliai jūra. Per vieną plaukė Valjavičius, per kitą plaukė Mockus, o mano vaikai perplaukė Kauno marias. Dabar vaikštam jūros dugnu ir renkam buvusios gyvūnijos liekanas. Va, jotvingių balų rūda jau geležis, tai dėl ko juoda žemė kilsna. Jotvingių balų rūda. Šiaip visai fiziškai tai Višukio rūdoje neišlydyta. Ir po Melno taikos kūrėsi dvi tipų gyvenvietės, kaip nusistojimus kryžiuočius taika, kur buvo čia Suvalkijai labai tas charakteringa būdos ir rūdos. Nes valdybė yra rūdos, tas rūdos. Tai kur rūdos apdirbo metalą, nes čia daug yra, o kur būdos buvo Lentvėje mediną apdirbo, miško produkciją. Toks žinomiausias fosilijos variantas šitas yra, kas girdėjo, kas kaip vadina? Jūratės papas. Elnių nagas. Jūratės papas. Ne Jūratės, pirmas įgirdžiom, raganos papas, kiaukas penis, raganos nagai, velnio pirštai, perkūno kulkos, trenkės smėlys, vydės smėlis, o viskas gražios legendos. Čia yra gyvūno korpusas. Kūnelis. Nu, toks gyvūnų yra visokių, va, šito gyvūno. Ne kriauklė. Va, tokia turbina. Va, plaukė jūrė, viskas nubyrėjo, tas korpusėlis liko. Va, Sveikesni. Va, Tokius patys. Ar patogiau? tai aišku, girdėjo sakyti. Fūra važiuot, turistam. Nupirksime tau tokius rogus. Šitus tai joms visus. Dabar žiūrėkam, 3 šventi akmenys. Čia grūdamosios girnos, nuo Palinkio, Jotvingių čiupinėtos 2000 metų jom. Ir pirmai girdėjau, sakiau, savo kino rudenį reportažas bus per LRT, istorijos detektyvai rodys vieną kartą mano girnas. Grūdamosios. Čia švęsto vandens, kur žegnojamės, bet irgi nepriklausinėjo bažnyčių, čia išmontuota prieš Kauno marias. Užliejant Kauno marias iškelta tokie miesteliai, Rumšiškės, tai iškelta bažnyčia. O ten brolių Kuršių, iš Kuršo Žemaitėje, iš Kretingos dabar Žalčių penykla. Žodis būklės. Girdėta kam nors? Ne būklė, bet daugiskaita kaip kelnės, žirklės, būklės. Nu tai va. Žinau, kad niekas nežinos, nes tik čia tas žodis žinomas. Būklės yra buvusios sodybos vieta. Tai va, būklės randam pamatų juostas, šulnį, rūsį, obelį. Nu, supranti, kad gyvena žmonės. Tai čia nuo Jotvingių laikų iki dabar 1-2 karo, iki kolektyvizacijos visai nesenai. Ir sieną stiprino, reiškia, žmonės bėgo ir palieka būklės, neįsikasa pamatų vietų ir galima įstumdom. Tai dabar, kai aš čia pradėjau su akmenim, tai ir noriu pasakyti, kad visi akmenys yra atvežti ir pačiupinėti. Nebuvo nei vieno akmens. Nei vieno nebuvo akmens, ką matot. Niekur nebuvo, sako, čia gal kapinės, gal piliakalnis, viskas padaryta mano. Tai dėl to ir išrinku, jūsų Vytautų tą pamatė rankas. Ne, da, buvo klausimų ir aš... Žinau, kad kardą šitaip lengvai. Šarvai išnešimai. Tai va, čia yra ale mano šventyklos pamatai Jotvingių. Centre dega ugnis ir vat parodau iš tų ledynmečio ridulių, kaip šiluma šviesa sklinda šitie ledynmečio, o centrinė liepsnelė yra visiškai gamtos darbas, tai išdūlėjimas vyksta, tai va, rodau išdūlėjimą. Apuodai jie dūla, ne amžiai. Šinio veidas. Tai va, paimu iš bileko, sviediniai rasti laukuose. Čia vėlgi visa eklektika, bet mintis yra, kad Lietuvos karžygiam, kurie sutrauko storos nelaisvės grandinės ir kurie nušaunami tokiais dideliais šoviniais, nes dvasia tiesiog nėra nušaunama. Mes nemirtingi, žinot. Tai skamba gražiai. 1-2 karo čia iš Ukrainos paruošti 14 metų. Kai šnekėjau apie šaukštą, visi, kas eina paleidimo, visi padeda galvelės.
rusai, prūsai, vokiečiai, kacapai, maskoliai visi padės galvas, kas eis be leidimo. Tai va, o lietuvis praktiškai žmogus, toks ateina žvėris lietuvis po karo, viską surenka, viską panaudoja. Tas unitarinis svedinys būna va toksai, kaip dainavo Linkytė čiūto tūto. Tai va tūta yra archaiškas žodis, dainuosi čia 1000 metų, tai turbūt reiškia vamzdį, vamzdžio sinonimas. Čia pats svedinys, kai jūs sprokšta, turi sudeginti, nužudyti, uždegti. Į patranką, kapsulė, kaukšt, kas lieka namie, tas krenta, kaip sakiau, naikina. Baigėsi karas, atėjo lietuvis, rado pilnus, išmontavo, čia padarė žvakėm geltoniaus storą. Toliau buvau Romoj, tai ant pakelio parašyta per plasmasę išėjo makaronas arba per bronzą. Jeigu per bronzą, ex-bronzą skaitykite pakelio, ex-bronzą makaronai brangesni, nes išėjo pagimdyti per bronzą. Dabar suvedu galus, lietuvis per bronzinės tūtas padarė samanės šaldytuvą. Ex-bronzą samanė. Nu, beje, čia kažkodėl tai geležinė, nevarinė tūtelė paskutinė. Tai va, ex-bronzą. Toliau ką? Karvėm porciją miltų pats piliau. Toliau iš šito sviedinio va tokio uždėjo medinį kotą ir matot nukaltą karvėm pilai kaltą. 10 metų. Nes nesudūžta. Palauk, kaip jis jį vadindavo? Šlėkta. Šlėkta, va. Šlėkta šitą daiktą? Nu, skalti, kur Tai čia sviedinys yra. Aš suprantu, kad tai, va tas kalima, tas... Šlėkta yra bajoras. Šlėkta yra... Šlėkta yra bajoras. Bajoro kalė. Juokingi kunigaikščio sostus, prašau. Sėskite, davai, kažin. 5 minutėm viską dovanoju. Valiu. Nu, Benai, davai. Davai, palauk. Tai jau bus šeimai nuotraukta. Laimai visiems. Ačiū. O kiek man jų įdomu? Nu, fainas. Snapus tik tai. Visi skaičiuosim nusileidžiam. Pirmas. Tokios neturėtų. Tikrai su tepaliniais čia pagrindė. Algiuk tavęs nesimato, žinok, negerai. Ir tu biškai, žiūrėk, kad tai paskui bus neatrodys žmonių, kad kiek yra iš ten. Tas akmuo bus tepaluotas. Nu, kuo? Nu tepalinių. Žemės tepaluotų. Pažiūrėk, kaip tai... Viskas bus gerai jau pažiūrėk. Gerai. Ačiū. Labas, šikai. Bubuka.
Tai va, turim vieną prigulusį, jau nuvalytą, užsisuk biškį, pasimatys. A, dar matosi. Žvirkelis. BMW'as išbandytas, pirmas griuvimas. Pirmas griuvimas. Tai už pirmą griuvimą prizas. Sėkmei. Lucky strike. Laimingos kelionės. Rūkysi šitas bus gerai. Taip reklamoje sakė. O rūkymas kenkia, geriau nerūkyti. Pavalgėm, pravažiavom Veisiejus. Biški dalių pametėm. Guma kaip ir sveika. Žiedukas pabėgo. Bet yra atsarginių. Kantrybė. Vien kantrybė. Yra įrankių. Visko yra. Tuoj važiuosim. Jis? Ne, jau. Ne, pas tave netai bus pas tave. Zona, negi javos. Matai, gerai, kad jisai. Biškai sukel gal reikia. Ne, Sukelia. nelabai sukelis. Kodėl? Sukelis? Neturėsi tiek sveikatą. Taigi mes šiandien metų laisvė. Sukelia. Eik, tu va, jisai man pasitrauks. Ir mes čia sukelsim, bet tai. Lauk, ne, nebent. Ne. Paskui dar indėt reikės. Ne, tu chuja, netrauk. Neužmirškit, ką reikės ir įdėt. Nu. Išimti vieną, bet įdėt reikės irgi. Čia neįgaliu mardom. Galim ir šiaip. Vietą šiaip. Kelsim. Nu, čia niekur nebėga. Žindras drožia šiaip savo. Pakeistas ratas reiškia. O tai ten įsitraukia? To žieduko nereikia. Stabdžių atsileidai? A, jis nereikia. Ai, blėt, stabdžių gida gaidys. Ai, gyvų. Stabdžių kojelį. Nu, pačiu. Gaidys. Tiek. Nuo lietaus pabėgti. Palauk nebuvo jau. Blėt, reikia. Įgalinga buvo. Va, viskas tu mogus Tai gal valio atstumas tavo kardano negeras, ne? Geras, sureguliuota viskas. Viskas sureguliuota. Nu, vis tiek reikia užduoti kontrolinį Va, klausimą. sulūžus spiroklikė, šaiba. Aha. Va, blėt, fiksaturiukas subirėjęs. Štai. Nuėjo jisai. Ir išmovė. Ja. Tai tos galas nužiūrėk. Tu tos neturėsi. Nu tai dabar žinai, kaip pradėjom skatuotis. Tai gal jis dabar ją ir išstūmė dar. Nu. Tai dabar bus problem, to žiedų tai tikrai neturėsi. Blėt, atrodo kažkur turi būti. Ja, drato yra va šitą. Užsuks. Čia važė. Dėžėjimas skatuoja. Užsuksim ir viską. Kas atsileido? Dėlų. Taip, dabar, va, kur mano... A. Išsitraukė tiesiog. Kur mano atčias, blėt. Į toj dėžėj. Į toj dėžėj? Ne, tai šitų ką nepadės. Tas priedė. Negerai, užės. Tam tai šitą greičiau. Tai guma, tai guma, bet ten... Va, tas. Ne, čia tada visą gumą su metalu. Va, na.
apsuk, suspausi ir... Knipeksi, panaudos knipeksi. Visai gudru. Na, aš tų gumų pakeitęs, patikėjai. Sankabensas. Dirba. Na, sankama. Spaudžiu, žinai, čia siūtis. Kertinis dalykas. Ir lemiamas momentas, kai sankama paspaudė. Vyšne ant torto. Taip ir viskas. Viskas čia bus gerai. Ops. Matai, kaip gerai šitas įrankis veikia. Net ir pas mane yra, nesidėjau. Tai reiškės nėra. Teisybė auksinė. Knygutė, dienoraštis. Reiškės nėra. Į šitą lygiai taip pat. Čia kaip važiavom praeitą kartą ir Dariui nuleido orą. Galva pompa yra degalinėje. Ble, turiu aš 5 pompas. Tai trauk, sakau. Nu, jie nusipirko. Šeštą. Turiu 5. O tu kamerą sudėjus? Žiedukas surastas. Bėgi, ble, tepalai, kur va čia užbėgo per čia. Ne dabar valiu jau nežiūrėk, dabar Tepalo dapilsim. Jeigu bėga, reiškia yra. Kvėpimą pagavo. Rekonstrukcija. Kur tas kardaniok? O, čia. Viskas, tiesiai, labai gerai. Čia gal. Gal prasuk. Sankava, kad nieks nespaudžia. Gerai buvo. Aš biški žinau. O, gerai. Gerai. Nėra plaukų, nepataiko. Galėt ir tais plaukais. Viskas. Pagrindinė. Labas. Nėjo, įeita. Davai ratą, 3 sekundės. Eik. Ledas. Davai, kuriam. Valentinas jau gali rengtis. Bailiam. Ar gidi? Valentinas jau gali rengtis, o mes jau, kol apsirengsime, mes viską susukime. Stabdžiu tą, nepinių reikia. Gal nuotaikos geros, jau rengėsi. O, nusiteikęs su plukimui, su prakaitavimui, bet nereikia. Pabėgo. Nečiūdė. Čia, žinok, žmonių yra, aš net pafilmuosiu. Turim 3 sekundės ratą pakeisti, tai Formulė 1. Ant kojų, yra ten kojelė, neužimti. Gerai. Tu dar užmėst ant palatį. Jo, Viskas. tu stovint kojai. Nu, reikia pasitempt kokios 5 sekundės. 5 sekundės, tada treniruoju antrą kartą. Vėlgis įmušta. Paskutinis priveržimas. Paskutinis štrichas, kaip sakė. Ir lėksim. Ir Guma nauja. Žiedukas sulūžo, bet pritaikė, nesulūžo. panaudojom tokį. Naujausia technologija. Technologija. Šitai čia baidarėm vietą reiškia. O ne 50 dabar padarė, ne? Padarė, kur tu 50 padarė, kur draustinį. Nu galbūt, draustinį gal. O tu matka, O, nealkoholinio. žartė, blėt, pritraukęs. Matka. Čia, nu, kas čia įgers? Kur tu važiuok tik tai su čia. Nevaidink. Nu ką, dalis įsikūrė, dalių neišleido, važiuosim namo. Žiūrėsim namo, viskas jau normaliai prie. Liūdni, alus stovi. Dėl alaus gaila. Alaus labiausiai gaila. Negi jie išgert. Kas jie išgers? Lėjau, supranti, net Sutaisė, čia padėjo, pamatė. Ką padaryti? Bet pasivažinėjimas smagus, remontas greitas. Kas negeria, tu namo. nesąmonių, sakau, pabandysiu, kas Teisingai tokia.